Surinkta 10,68 baudos taško. Manyčiau, tokiam patyrusiam raiteliui irgi nemaža suma. Taip, ir pažįstant Grenoblį, kuris yra buvusio ilgamečio Stasio partnerio Granto, Lietuvos Respublikos dukart čempiono Granto grynas brolis, kilęs nuo to paties Eržilo ir tos pačios Kumelės. Grenoblis yra labai tokio aštraus charakterio, labai jautrus. Būdamas labai galingas, jis vis dėlto labai reaguoja į visokius pašalinius trikdžius, į raitelio veiksmus ir todėl Stasys turi labai derintis prie jo. Stasys yra nemenkos kompleksijos raitelis ir tai padaryti itin sudėtinga, bet Stasiui tai pavyksta laikas nuo laiko ir kuo toliau stebinčio dueto pasirodymą, tuo dažniau tai padaroma. Na ir kol kas viskas tvarkoje. Bet būna, šis žirgas, būtent šis žirgas šoka galingai, viskas tvarkingai daro ir staiga prakiūra. Kažkas jam matyti patinka. Šiandien taip, ko gero, jau neatsitiks ir ačiū, sakoma, ir Dievui, ir likimui. Dar 3 šuoliai. Na, čia raitelis, manau, pasirinko vis dėlto ne tą variantą, kurį reikia. Jisai darė vienu tempu mažiau, stūmė žirgą pirmin. Labai ir sunku buvo net galingam Grenobliui jau susitvarkyti spyryje. Jisai, taip, kaip raitelis sako, čiuožtelėjo spyryje, trajektorija tokia lėkšta gavosi.